Pirmąją birželio dieną Ventėje prie Švyturio, kuriame dirbo ir gyveno paukščių tėvo vadinamas žymus mūsų kraštietis Mikas Pozingys, pirmasis Lietuvoje ėmė žieduoti migruojančius paukščius, rengė susitikimus, į kuriuos suvažiuodavo žymus ornitologai iš visos Europos, atidengtas atminimo suoliukas. Tadas Ivanauskas taip pat yra pasinaudojęs jo stebėjimo patirtimi užrašais, o Kauno Tado Ivanausko muziejaus direktorius Ramūnas Grigonis sveikino ir palaikė iniciatyvą įamžinti Miko Pozingys atminimą Ventės rage. Kiek daug vardų iškyla iš užmaršties, žmonės domisi iškiliaisiais, o štai Vilkyčių bendruomenė Viltis pasistengė, kad garbingasis kraštietis būtų pagerbtas tinkamai, surinkusi lėšų paminklo sukūrimui. Renginyje taip pat dalyvavo ornitologo giminaičiai. Bronius Mulskis surinko neįkainojamos medžiagos apie ornitologijos praktiką ir pirmeivį, subūrė bendraminčius, kalbino likusius giminės, po kruopelytę dėliodamas Miko Pozingys portretą. Kunigas Valdas Miliauskas pašventino šį atminties ženklą ir palinkėjo visiems prisėdus ant jo prisiminti gražius mūsų kraštiečio darbus bei paliktą gilų įspaudą istorijoje, kad nepamirštume bei minėtume. Brangusis tėviškas kampelis, tavy karžygiai gyveno, garbinga praeitį jų mini, seni kapai ant Ventės rago. Taip rašė Alfredas Pėlis. Pastatyti idėjos autorius prieš jūs, Bronius Mulskis, jis pasiūlė šią idėją man, aš perdaviau bendruomeniai, ko pasakoju, nes viso bendruomenė nusprendėm, kad labai verta ir labai gražu būtų tai padaryti, nes ši asmenybė tikrai palikus gilų įspaudą mūsų krašte. Man pačiam teko mokytis su jo pronukiu. Čia turim proanūkį Laimoną, kurį irgi gerai pažįstam. Tai mokytojau, ačiū Jums už galimybę. O dienos išvakarės, ar ne? O čia skirtas suoliukas paukščių tėvui. Tai kaip ir labai simboliškai, labai prasminga viskas atrodo. Tai va, dar kartą ačiū. Ačiū ornitologijos centrui už galimybę tai padaryti čia ir ačiū bendruomeniai, kad prisidėjome. Atidenkit suoliuką. Nors jis jau atidengė. Mes čia labai kukliai kaip liuteroniškai. Be jokių pribambasų. Sveiki, laba diena visiems. Iš tikrųjų smagu šiandieną būti čia ir kaip ir pirmininkas minėjo, tikrai tėvo dienos išvakarėse, tėvo dienos savaitgalyje būti čia kartu šiandieną. Labai džiaugiuosi, kad bendruomenė įtikinta, bet tikriausiai, kad kaip su ietim atėjo įtikinti, tai turbūt daug prieštaraujančių nebuvo, ne? Nereikėjo. Tai tikrai smagu ir Pozingio pavardė tikrai yra svarbi rajone, girdima rajone, tačiau reikia pabrėžti, apie kurį Pozingį mes kalbame, nes tai yra žymiausias šito regiono žmogus nuo istorinių laikų iki šiandienos, iki šio momento ir taip liks ateityje, tegul taip ir būna, tegul tai būna prisiminta mūsų mintyse, mūsų širdyse būtent šitas šviesus mūsų krašto, mūsų regiono, mažosios Lietuvos žmogus, kuriam paukščiai kaip ir buvo visą gyvenimą labai svarbus ir netgi po karo, gyvendamas jau Vokietijoje, vis tiek jisai kažkur tai buvo toje veikloje. Nes kuomet teko šiek tiek domėtis, ar ne, jis tik tai sulaukęs 63 metų mirė. Ir mirties priežastis be abejo prieš tai ištiktas širdies smūgis, kuris atsirado dėl gaisro vienoje iš ten buvusių ornitologinių stočių, po kurio kitos ligos sekančios ir taip žmogus buvo viešpaties pašauktas. Iš tikrųjų, paukščiai, mes šventajame rašte taip pat ne vienoje vietoje apie juos girdime. Girdime ir Evangelijoje, girdime ir psalmėse ir keletų vietų norėčiau pasidalinti. Kaip šventasis raštas ragina mus, sako, pažvelkite į padangių sparnuočius. Nei jie sėja, nei jie pjauna, nei klonus krauna, o dangiškasis tėvas žino, ko jiems reikia ir viską duoda. Ir klausia retoriškai žmogaus, ar ir tau duos. Tikėk, pasitikėk, juk tu nesi menkesnis už tą gražų padangių sparnuotį. Sako, net gandras padangėse žino, kada keliauti, netgi burkuolis, kregždė ir gervė jaučia laiką, kada sugrįžti. Taigi išties žmogus, kuris ilgą laiką gyvenęs čia, palikęs stiprų pavyzdį, stiprų kultūrinį momentą čia mums.
išties jisai tegul ir lieka, kaip jau minėjau, ateityje. O kadangi mes taip pat esame Dievo kūriniai, taip pat kaip ir tie paukšteliai, ir mes žinokime, kaip ir tas gandras, ta kregždė, burkuolis ar visi kiti paukšteliai savo kelionės tikslą, savo kelionės stiprybę, tą stiprybę, kuri ne tik iš šio pasaulio, ne tik ta duona, kurią iš šio pasaulio gauname, bet taip pat būkime gyvi ir tą duoną, žinokime kelią, kuri iš Dievo mums yra duota. Elijos tarnas. Laiminu šį istorinės atminties ženklą, vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir Viešpatie meldžiu, kad kiekvienas, kuris ant jo prisės, kiekvienas, kuris jį pamatys, prisimintų tas šviesios atminties asmenybės. Taip pat svarbiausiai prisimintų ir Viešpatie žodį, kuris ar žmogų, ar paukštelį laimina ir dosniai apdovanoja visomis gyvenimo malonėmis. Viešpaties malonė ir ramybė, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Gyvenimu tikiu, kad varnos yra, kaip pasiuntiniai iš ano pasaulio. Ir šlovė į švyturį. O dabar žodį perduodama šito švyturio savininkui, Vytautui Jusiui. Jis dabar bus atsakingas šitą stoliuką. O poslinkį mes tada atsiminėm ir jisgi čia vaikščiota visais takais, tai praeini dažnai atsiminė tokius dalykus. Taip kad ir mūsų direktorius dar atsiuntė padėką. Kuriam čia teikti? Tai va, sportininkai geriausiai teiksi, mane viltis. Aurimui. Čia valė, žinoti, kaip skito, matyti tarp šitas sampukas. Mūsų muziejaus padėka už Lenkės rago švyturio rūpinimus ir visai istorija bus. Šis su Miko Pozingio pronukis. 3 kartus pro. Ar 2 kartus? 3 kartus. 3 kartus, ar ne? Tikrai. Ir tai kas čia, pavyzdžiui, jums pranešė apie visus darbus tos nudirbtus, tarkim, jūsų protėvio? Iš kur jūs sužinojot? Žinojom, kad toks yra, bet nelabai gilinomės, o dabar čia gal kokie metai, gal daugiau mama čia, o teta pradėjo labai gilintis, mokytojas buvęs bronis. Tai sužinojau viską dabar. Čia jo to entuzijazmo ir aktyvumo taip, dėka, ar ne? Tarkime, tiesiog jisai iškėlė visą tą Taip. archyvinius tos visus, ar ne? Taip. Tai dabar turėsite, taip sakant, filialą savo tėvonijos. Panašiai. Ant solelio atvažiuosit pasidėti, ne? Taip dažnai atvažiuodam mes čia, net vietiniai esam, tai jau vasarą dažnai atvažiuodam čia pabūti. Bet malonu iš tikrųjų tas įamžinimas, ar ne, tarkime? Taip. Kaip ten bebūtų. Taip. Didelė šeima mūsų vis tiek, o bus kur grįžti visiems ateiti, pažiūrėti, Taip. atsiminti. Taip. Garbingas toksai giminės taip. atstovas, tarkim, ar ne? Na, gerai. Ačiū.